Sveiki! Ar kada susimąstėte, kur keliauja pinigai? Tas klausimas pasirodo atskleidžia kur kas daugiau, nei tik ekonomikos būklė. Iš tiesų jis atspindi mūsų viltis, baimės ir svarbiausia, kaip mes įsivaizduojame ateitį. Taigi šiandien pažvelgsime į investavimą. Na, kaip į veidrodį. Ir pabandysime suprasti, kokiasgi tendencijas jis mums rodo. Būtent ši mintis ir bus mūsų kelrodė žvaigždžia. Pabandykime įsivaizduoti investavimą kaip civilizacijos veidrodį. Jis juk rodo ne tik rinkos sviravimus, bet ir tai, kas mums kaip visuomenė iš tikrųjų rūpi. Kiekvienas investuotas euras tai tarsi mažas pasakojimas apie mus. Gerai, tai nerkime giliau. Kad suprastume, kur link einame, pirma juk reikia atsigręžti atgal. Tiesa? Kiekviena era turėjo savo, pavadinkim, investicijų madą. Nuo geležinkelių iki interneto. Ir visa tai formavo ištisas kartas. O ši laiko juosta kalba pati už save. Tik pagalvokime, XIX amžiuje tiesioginė to žodžio prasme visi kraustėsi iš proto dėl geležinkelių. XX amžiuje atėjo automobilių ir radio eilė. Kiek vėliau garsusis .com burbulas. O šiandien? Šiandien atrodo panaši karštynė jaučiama dėl dirbtinio intelekto. Mato dėsningumą. Pinigai visada seka didžiąsias technologinės revoliucijas. Visada. Gerai. O dabar atsukime tą veidrodį į dabartį. Ir pradėkime nuo tos, ko gero, galingiausios jėgos, kurie keičia mūsų pasaulį tiesiog akise. Tai skaitmeninė revoliucija. O jos pačiame centre dvi raidės, kurias girdime absoliučiai visur. DI. Dirbtinis intelektas. Kad visi kalbėtume tą pačią kalbą, greitai apibrėžkime, kas tai yra. Dirbtinis intelektas tai jau seniai nebemokslino fantastika. Tai, galima sakyti, naujas gamybos veiksnus, kuris fundamentaliai iš pamatų keičia ištisas pramonės šakas, pradedant medicina ir baigiant finansais. Tačiau šis atspindis veidrodėje turi ir savo tamsiąją pusę. Žiūrėkit, viena vertus, DI žada tiesiog neįtikėtiną produktyvumo šuolį, bet iš kitos pusės, kaip perspėja Pasaulio ekonomikos forumas, jis atveria tikrą Pandoros skrynią, nuo dezinformacijos tsunamio iki dar didesnės socialinės atskirties tarp žmonių. Tai yra dvi tos pačios monetos pusės. Ir štai tos rizikos pažvelkime ir jas iš arčiau. Duomenys, naujasis auksas, tiesa, telkėsi vos kelių technologijų gigantų rankose. Automatizacija, žinoma, kelia pelnus, bet kyla natūralus klausimas, ar ji neišstums milijonų žmonių iš darbo rinkos. Tai ne šiaip sau galimybės, tai fundamentalūs klausimai, į kuriuos mums visiems teks rasti atsakymus. Gerai, dabar pasukime veidrodį šiek tiek kitų kampų. Matome dar du kritiškai svarbius atspindžius. Pirmasis – tai mūsų atsakas į klimato krizę. Antrasis – gilūs pokyčiai pasaulio populiacijoje. 27%. Tik įsiklausykite į šį skaičių iš KMPG tyrimo. Tai vidutinis metinis augimas investicijų, kurias susijusios su aplinkos sauga, socialinė atsakomybė ir gerų valdymu. Ir taip, pastaruosius 5 metus. Ką tai reiškia? Kad tvarumas jau seniai nebėra tik madingas žodis ant lūpų. Tai milžiniška, trilijonus judinanti jėga, kuri keičia kapitalo srautus. Pinigai vis aktyviau juda ten, kur kuriama vertė ne tik akcininkams, bet ir visai planetai. Bet čia yra vienas didelis bet. Svarbus perspėjimas. Su tokiu milžinišku populiarumu, žinoma, atsiranda ir vadinamojo žaliojo smegenų plovimo rizika. Investuotojams tenka nelengva užduotis – atskinti, kur yra tikras poveikis, o kur tiesiog gudrus rinkodaros triukai. O dabar demografija. Ši diagrama, manau, viską pasako be žodžių. Matome tiesiog dramatiško pokytį. Kol išsivystusios šalis, sakykime, sensta ir susiduria su darbuotojų trūkumu, ekonomikos svorio centras pamažu slenka link jaunų, sparčiai augančių regionų, pavyzdžiui, Indija, Afrikos šalis. O ką tai reiškia iš investavimo perspektyvos? Tai yra dvi absoliučiai skirtingos planetos. Viena vertus, senėjančiose šalyse pagrindiniais investicijų varikliais tampa robotika, automatizacija, sveikatos apsauga, viskas, kas padeda spręsti darbo jėgos trūkumo problemą. O iš kitos pusės, jaunose, augančiose tautose atsiveria milžiniškos galimybės, švietimos, infrastruktūra, vartojimas, viskas, ko reikia sparčiai kylančiai viduriniai klasiai. Gerai, taigi matėme tikrai sudėtingus atspindžius tame mūsų veidrodyje – technologijas, tvarumas, demografija ir čia žinoma kyla pats svarbiausias klausimas – kaipgi interpretuoti visus šios vaizdus ir svarbiausia nepasiklysti trumpalaikėje euforijoje ar madų vaikymesi.
Štai čia į pagalbą ateina 3, sakyčiau, pamatiniai principai. Pirmasis – sprendimai turi būti pagrįsti duomenimis, o ne karštomis antraštėmis. Antrasis – disciplina. Ji padeda atsispirti bandos jausmui, kai atrodo, kad visi lėkia viena kryptimi. Ir trečiasis – diversifikacija. Tai tarsi saugos pagalvė, apsauganti nuo netikėtų smūgių viename sektoriuje. Štai ir turime patikimą kompasą, kuris veikia bet kokiomis sąlygomis. Ši citata tiesiog puikus priminimas apie kantrybės svarbą. Prisiminkime tą patį .com burbulą ar bet kurią kitą investavimo karščinę. Euforija anksčiau ar vėliau išsisklaido. O kas lieka? Lieka tik tos bendrovės, kurios turi realią apčiuopiamą vertę. Todėl skubėjimas čia, ko gero, yra didžiausias priešas. Na ir pagaliau vidinis kompasas. Reikia nepamiršti, kad investavimas gali būti ne tik finansinis, bet ir, sakyčiau, moralinis pasirinkimas. Į kokią ateitį norima investuoti? Gal remti žaliąją energetiką? O gal proveržį medicinoje? Asmeninės vertybės gali tapti neįtikėtinai tvirtų, ilgalaikių ir tvarių investicijų pagrindu. Taigi, grįžkime prie pačios pradžios, prie pagrindinės minties. Jei investavimas iš tiesų yra civilizacijos veidrodis, tai kokį atvaizdą jame kuriame šiandien? Ir tai yra klausimas, į kurį atsakome ne žodžiais, o kiekvienu savo finansiniu sprendimu. Ką po 100 metų mūsų investicijos pasakys apie mus?